Labukas merginos, vaikinai. Šiandien pažiūrėsim, ką jie galvoja, ką jaučia. Ir patarimą pažiūrėsim jums. Dabar įsivaizduokite tą žmogų, pažiūrėkite jo nuotrauką, prisiminkite jį, pažiūrėkite jam į akis. Koks tai žmogus, pažiūrėkime. Taurių tūzas. Šiaip čia tikrų jausmų, meilės, įkvėpimo korta. Tai jinai simbolizuoja nuoširdžius jausmus. Šiaip čia rodo, kad žmogus labai pergyvena. Tikrai pergyvena. Gal įsimylėjo. Visur dabar mato ženklus, meilės simbolius. Įsikliopino. Ir pasimetęs nuo tų emocijų. Emocijų audra. Meilės audra. Šiaip viduje labai nori tikrų jausmų, yra tikrai žmogus atviras romantikai, meiliai, draugystiai. Ir tai gali dar rodyti ar naujų santykių pradžią, arba senų emocijų atgimimą. Pažiūrėkim, ką jis galvoja. Pažiūrėkim. Ką, jis ginasi, jaučia kažkokį spaudimą arba konkurenciją, nes viduj kovoja su abejonėm. O kardų 10 čia šalia, tai kaip ir išdavystės korta, kažkokios pabaigos korta. Mintise tikrai yra stiprus jausmas, kad kažkas baigėsi ar įvyko skausmingai, yra baimė pakartot praeities klaidas, kažkokia trauma. Baimė didžiulė. O lazdų tūzas, bet tuo pačiu didžiulis noras veikti, pradėti kažką naujo. Šiaip jis apmąsto, kaip elgtis, nepaisant baimės ir praeities nesėkmių. Viduje kyla kažkoks konfliktas tarp noro ryžtingai veikti ir grėsmės jo jausmams. Vyksta kova veikti ar neveikti, veikti ar rizikuoti. Aišku, ir kažkokie tokie seksualiniai dalykai jo galvoje vyksta, kurie jį jaudina. Jūs jį jaudinat kaip moteris, kad su jumis jis jaučiasi kaip tikras vyras. Bet bijo. Tarsi čia pasaulio pabaiga kažkokia. Pažiūrėkim, ką jis jaučia. Ką jis jaučia? Mirtis. Monetų 4. Oho. Mirtis, transformacijos korta, pabaiga senojo etapo. Tikrai kas žiūrit, tikrai arba išsiskyrėt, arba pauzę jūsų santykiuose, arba eina link pabaigos. Čia arba senojo etapo pabaiga, arba naujo pradžia. Jausmuose tai rodo kaip stiprų vidinį pokytį. Vyksta pokyčiai jo jausmuose. Nes mirtis gali parodyti ir galutinį tašką. O monetų 4 yra prisirišimo korta. Ne, čia ne taškas, nenori jis jūsų paleisti, bet ir prisirišęs prie savo senųjų pozicijų, kaip jis elgėsi santykiuose. Arba su jumis, arba su kitomis moterimis. Jis bijo prarasti kontrolę, nes anksčiau jis savo jausmus kontroliuodavo. Ir dabar stengiasi iš visų jėgų. Bet žiūrėkit, tas momentas, nepavyksta jam. Nepavyksta jam kontroliuoti savo jausmus, išsiveržia. Skausmas.
didžiulis. Buvo kažkokia ar išdavystė, arba meilės trikampis. Nes čia yra sudaužytos širdies korta. Jis kenčia arba patiria emocinį skausmą dėl kažkokios dėl praeities įvykių. Kažkas atsitiko tarp jūsų santykiuose. Galėjo būti melas, kažkokios aplinkybės, kuris privertė jūs išsiskirti, bet širdelę jūs jam paplasnojot, skaudo jam kaip reikia, įsmeigėt kardą jam į širdį, bet ir jums skaudėjo, tikrai jums skaudėjo, buvo sunku arba dabar sunku, abu kentėt arba kenčiat. Šiaip jausmai yra sudėtingi, labai prieštaringi, jis nori naujo santykių etapo. Tačiau praeities našta ir kažkokia baimė neleidžia jam visiškai atsiverti. Jis jaučia labai daug emocinio skausmo. Galbūt dėl nesusipratimo, dėl tų meilės trikampių kažkokių, bet potencialas naujai pradžiai yra. Tačiau šiuo metu jo jausmus slegia atsargumas ir praeities patirtis. Vyras verda savo jausmuose, vyksta transformacija, keičiasi jis. Pažiūrėkim, ką pataria kortos jums šitoje situacijoje. Ką pataria kortos jūsų situacijoje? Patarimas. Nu ką, jums patarimas tai nesigilinti į tai, kas praėjo ir nepavyko. Neleisti praeičiai valdyti dabarties. Santykiuose išlaikykite pusiausvyrą. Būkite pasiruošusi ir duoti, ir gauti. Ne tik duoti. Svarbu, kad emocijos ir veiksmai būtų abipusiai. Ir iš jo pusės, ir iš jūsų. Ir susitelkti stabilumą. Tai laikas elgtis išmintingai, nepasiduoti emocijų. Reikia praleisti praeities nusivylimus, realistiškai pažvelgti situaciją ir ieškoti pusiausvyros tarp davimo ir gavimo. Nesigilinkite į praradimus. Ir tada galėsit priimti teisingus sprendimus. Nu ką, šiandienai viskas. Iki pasimatymo. Iki.